Labas, jūs įsijungėte laidą Pliusas žiūri. Šiandieną svečiuose turiu kino žurnalistę Ievą Šukytę ir draugė su ja mes pristatysime jums 3 filmus, kurie buvo didžiausi hitai praėjusių metų kino pavasaryje. Ne vien kino pavasario, bet apskritai metų mylimiausių filmų. Tai buvo Kryčio anatomija, Justine Triet. Filmas susižėrė apdovanojimus tiek Europos kino akademijoje, taip pat Oskaruose buvo įvertintas už geriausią scenarijų, taip pat buvo nominuotas ir kaip geriausias metų filmas. Tai toks filmas, kuris buvo ir festivalio hitas, bet apskritai buvo metų hitas. Antras filmas, Interesų zona, Jonathano Glazerio, yra visiškai kitoks, nors pagrindinėme vaidmenyje ta pati Sandra Hüller. Čia jis vaidino visišką priešingybę negu Kryčio anatomijoje. Čia jį vaidina Hedviga, Aušvico komendanto žmona. Jie gyvena šalia Aušvico, tiesiog tokiam idiliškam gyvenime, nors atrodo už sienos tiesiog vyksta, holokaustas. Tai trečiame filme vėl sutiksime Sandra Hüller ar ne? Šį kartą Sandros Hüller nebus, bet mes vėl grįžtame į Prancūziją. Kalbėsime apie garsų prancūzų duetą, tai Eriko Toledano ir Olivier Nakache, neliečiamųjų režisierių filmą Metai buvo sunkus. Toksai labiau feel good filmas, komedija, nors tiesų jie ir visai pakritikuoja visuomenę ir vartotojiškumą, bet šis filmas... Nemažai pakritikuoja, sakyčiau. Kad ir kritikuojama, bet tai nėra, tokia... Tai nėra socialinė drama. Aš labiau sakyčiau, kad tai vis tiek yra komedija. Praėjusiu metu kino pavasario hitus ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Smagu, kad nauji vartotojai Žmonės Cinema namų kino platformoje 14 dienų gali žiūrėti filmus nemokamai, o iš viso jų yra daugiau nei 1000, tai yra didelis pasirinkimas.